Mikrotumianas teisėtai yra vadinamas Lietuvos sunkiaatlečių tėvu. Prieš 18 metų jis atvyko į mūsų Respubliką dirbti treneriu ir per tą laiką išugdė daug gerų sportininkų. Na, o šiandien į Maniežą jis atvyko su savo 4 sūnumis – Artūru vyriausiųjų, Eduardu šių varžybų dalyvių, Arsenu sporto meistru ir jauniausiųjų Borisu šių varžybų asistentų. Šiandien Eduardas statuoja pirmame sunkiame svoryje, spaudimas 180 kg. Varžybų protokolas tarsi žemėlapis, prie kurio treneriai sudarinėja strateginį būsimo mūšio planą. Deja, sportininkams ne visada pavyksta jį gyvendinti. Nors atletai kupini geriausių norų, ir patarėjų jiem nestinga. Eduardas vėl ant pakylos. Sunku broliams, sunku ir tėvui. Trečiasis bandymas, spaudimas 182,5 kg. Yra trečių bandymų iškeltas 182,5 kg, naujas Lietuvos spaudimo rekordas ir sidabro medalis už antrą vietą šiame veiksme. Tai pirmasis Mikrotumiano šeimos medalis Tarybų Sąjungos pirmenybėse.